Vaikas nuolat keičia būrelius. Ar tai problema? Tai gali būti dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tai paieškos etapas. Vaikas galbūt dar mažas, nežino, kur papuola, ko mokinsis, kas tai yra. Kai kada vaikai yra tiesiog tokie ieškotojai, jų charakteris toksai, kur bėga paviršiumi, nori daug visko sužinoti, jiems viskas smalsu ir tiesiog neužsibūna niekur. Dar viena labai aktuali problema, kad daugumas jaunų tėvų šiais laikais apkrauna vaikus su 10 būrelių, vaikas neturi tiesiog jėgų ir laiko kažkur įsigilinti ir kažką pamilti. Anot psichologų, vaikai, kurie nuolat keičia būrelius, mažėja jų savivertė. Tai ką gali padėti tėvai? Pirmiausia, aiškus susitarimai ir jie neturi būti trumpalaikiai, kad lankysime šį būrelį, pavyzdžiui, pilną sezoną arba netgi 3 sezonus. Kalbėkite su vaiku apie patirtį. Ką išmoko, kaip sekėsi. Ta mažą žingsnelį kiekvieną pabandykite aptarti. Nekelkite vaikui per didelių tikslų. Pavyzdžiui, aptarkit, kad tai bus tik vienas koncertas, vienas atliktas gerai kūrinys. Ir to kol kas užtenka. Ir dar viena mūsų pačių tėvų klaida, kad mes norime, kad vaikas visada būtų laimingas, visada jam būtų įdomu ir linksma tam būrelyje. Ne visada. Tegul tai būna kartais nesėkmė, tegul tai būna kartais sunkumai. Ir jūs padrąsinkite ir palaikykite, o nesakykite patys, tai gal tu nori išbandyti kažką kitą?